Tai šio vakaro tema bus toliau apie kontrolės būdus, būtent sezono metu. Tikrai visi puikiai sutinkam, kad sezono metu reikia gydyti. Per šiuos keliarius metus mūsų diskusijų tokią išvadą jau tikrai prieėjom ir galbūt ir aplinkybės jau keičiasi link to, jog to nebeišvengsime. Praeitą savaitę turėjome vieną iš gydymo metodų, kurį taiko Amerikoje, galbūt tokią naujovę, kurį matysim, ar pasiteisins ar nepasiteisins, tiesiog vienas iš tų variantų. Tačiau, kadangi buvo nemažai diskusijų, pagalvojau, jog vertėtų prisiminti ir galbūt žiūrintiems internete pasirinkti bus lengviau tarp kokį metodą galima naudoti būtent vasarą sukovoti su erkėmis. Nes turim pasirinkimą ganėtinai nemažą, viskas priklauso nuo to, kaip mes bitininkaujame, priklauso nuo to, kokią mes norime metodiką naudoti, po kiek laiko turime, taip toliau, ar norime naudoti cheminius preparatus ar nenorime, tai į tai remintis galime ir pasirinkti savo tinkamą metodiką. Tai pasižiūrėkime galbūt kokios yra apart vakarykštės tos metodikos. Tai prisiminkime šitą piramidę, kuri yra ko gero viena labiausiai geriausiai iliustruojančių mums apskritai konceptų, kokias priemonės turime kovai su erkėmis. Tai jeigu mes galvojam apie kovojimą sezono metu, tai pirmiausias dalykas, ką turim prisiminti, tai yra prevencinės priemonės, į kurias įeina įvairūs kontrolės dalykai, bet svarbiausias, ko gero, dalykas yra mums sumažinti būtent erkių reprodukciją. Tai galima padaryti vienas dalykas ir ko gero pats aktualiausias, naudojant perų pertraukas. Tai perų pertraukas visiems yra aišku, ar ne, vienu ar kitu būdu, ar izoliuojam motiną, sudarom šeimelės, ar kitais metodais padarome perų pertraukas. Perų pertrauko metu erkių dalis miršta, neturi kur daugintis, todėl tas dauginimuose procesas irgi ženkliai sulėtėja. Tai yra viena iš tokių kaip prevencijos priemonių. Tuomet, jeigu norime truputį žengti toliau, tai yra naudojamos tokios kaip ir mechaninės priemonės. Tai turbūt vienas iš efektyviausių dalykų yra erkėgaudės. Tikrai pasiteisinantis dalykas, kuomet mes sudarome tokias sąlygas avilyje, pakalbėsime apie tai detaliau, bet sudarome tokias sąlygas avilyje, kuomet turime perus tik tai, sakykime, viename koryje avilyje ir tenai sulenda mūsų visos erkės, mes tuos perus išimam ir paprasčiausiai tai pasišalinam erkės iš avilių. Taipogi tai gali būti ir tų pačių traninių perų pjaustymas, galima naudoti ir perų pertraukas kartu su erkėgaudėmis. Taip sakant, tų variantų yra nemažai. Būtent sugauti tas erkės pasitelkiant paprasčiausiai biologiją, tai kad jos įlenda į perus. Ir tuomet tai turime du metodus, ar ne, padaryti perų pertraukas, sugauti erkės. Dar vienas iš metodų, tai jau yra kombinacija, ar ne, mechaninio ir jau cheminio dalyko, tai yra naudoti organinės rūgštis sezono metu. Tai gali būti arba skruzdžių rūgštis, taikoma truputėlį vėlesnėme sezono laikotarpyje, arba oksalo rūgštis, jeigu mes nenaudojame tokio metodo, kaip kalbėjome praeitą savaitę apie ilgalaikio poveikio oksalo rūgštį. Tuomet, jeigu nori panaudoti oksalo rūgštį trumpalaikio vartojimo, tai yra arba dūminimas, arba laistymas, mums būtina sudaryti perų pertrauką. Vėlgi, jeigu norim sudaryti perų pertrauką, galimi yra keli variantai, juos aptarsime. Vieni reikalauja daugiau laiko, kiti mažiau laiko. Vėlgi turime pasirinkti tai, kas mums tinka, tai, ko mes norime. Tai iš esmės tokie keli
aspektai. Ir pasižiūrėkim galbūt konkrečiau truputėlį. Čia truputėlį turime informacijos apie metodus, kurie veikia, kurie neveikia, truputį grįšime vėliau, bet iš esmės kokie, kokie keli variantai yra sukombinuoti. Tai pirmas variantas mūsų būtų, jeigu mes norime ar ne, nenorime izoliuoti motinos, bet norime naudoti, sakykime, perų erkių kaip ir gaudyklės, tai tuomet galime padaryti tai keletų variantų. Tai ko gero vienas paprasčiausių yra naudoti didelio formato izoliatorius, tikrai jų yra pirkti nemažai ir dabar šiaip ganėtinai populiaru yra tiek Lenkijoje, tiek šiaip Europoje masiškai jau gamina vieno korio izoliatorius būtent tam, kad galima būtų sukovoti su erkėmis, motiną izoliuojant ant vieno rėmo. Tai įsistato rėmelis paprasčiausiai, ar tai dadalinis, ar tai meduvinis, didelio skirtumo nėra. Mes susiradę motiną ar ne, ją įdedame į šitą izoliatorių ir kas 7 dienas, kas 7, 10, tiesą sakant, kas 10 dienų, geriau paprašyti, kas 10 dienų mes tą korį keičiame. Tai įdedame tuščią korį, įleidžiame ten motiną, po 10 dienų tas korys bus dengtas ir turės vien tik tai dengtus perus. Jeigu mes norim, kad ne, galbūt tiesiog 10 dienų laikom čia motiną ir po 10 dienų išimam. Šitokį dalyką kartojame 3 kartus. Galime naudoti tiek traninį korį, galime naudoti tiek ir bitinį korį. Galbūt bitinį korį naudoti paprasčiau dėl to, kad mažiau truputėlį išseikvoja bitės. 3 kartus pakartojus mes praeiname iš esmės 30 dienų ciklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos tikrai erkės, kurios buvo išsiritusios, kurios galbūt dar nebuvo atėjusios į perus, bus pilnai sugautos. Ir tuos korius, ką mes galime daryti, turbūt geriausias variantas juos yra užšaldyti ir pasižiūrėti, jeigu įdomumo dėliai nusipjovus kurius, kiek tenai tų erkių yra sugauta. Jeigu tų erkių nebus sugauta ganėtinai daug, galbūt tuomet užtenka pakartoti ir 2 kartus. Tai vienas iš tokių variantų, kuomet naudojam gaudyklės, aš esu pats nebandęs šito metodo, bet žinau dabar, matau, yra Richardas prisijungęs, galės galbūt daugiau pakomentuoti apie šitą metodą. Kita metodika, jeigu mes irgi nenorime, čia jau tokia kaip pusėtina izoliacija gaunasi, bet jeigu mes nenorime naudoti izoliacijos, bet norime sukovoti su erkėmis, kombinuojant cheminį, tai yra organinę rūgštį ir mūsų perų pertrauką, nes organinę rūgštį, oksalo rūgštį galim tik tai nulaistyti arba nugarinti, galimas yra metodas visiškas perų pašalinimas. Tai tikrai esame kalbėję, bet esmė kokia yra šito metodo. Turime ar ne avilį, kalbame čia visi gydymai jau gegužės pabaiga, birželio pradžia. Kuomet turime šeimą, vis tiek reikia atlikti kovą su spėtimu, tų variantų yra ne vienas, bet šitas variantas būtent padeda tiek kovai su erkėmis, tiek kovai su spėtimu ir dar jeigu norime pasidarome ir antrą šeimelę. Tai šitas metodas irgi taipogi naudojamas plačiai tiek Italijoje, tiek Vokietijoje ir žmonės yra tikrai patenkinti. Vėlgi reikalauja laiko, reikalauja pastangų, tai galbūt, vėlgi turite įvertinti, kas nori šitą metodą naudoti. Tai kokia yra esmė? Turime avilį, kuriame yra motina ir mums iš esmės reikia sukurti sąlygas, jog nebūtų čia dengtų perų tam, kad galėtumėm apdoroti bites oksalo rūgštimi. Kas yra daroma? Šalia pasistatomas nuimamos meduvės, jeigu tuo metu turime pagal orą priklauso, šalia pasistatomas kitas avilys. Geriausiai, kad ir būtų šiltintas, viskas tvarkingai. Kai jau to šalnos gegužinės praeina, tada galima drąsiai dėti
galima drąsiai daryti šitą metodą. Ir visi perai, dengti perai yra perkeliami į ištaišį avį. Šitą metodą atliekant, kaip matot, reikia atidžiai stebėti, ar mūsų motina yra nepersikėlima. Jeigu norim tikrai būti užtikrinti, geriausias dalykas yra štai šitam avily susirasti motinėlę. Jeigu jums sekasi ją pačią sugauti, tada galim ją įsidėti į trumpai kokį tai izoliatorių arba būna nikot, kur gaubteliai, man patinka su tais dirbti lopšeliams į tokį įsidedį motinėlę, jinai tenai gali būti, jūs pasidedat ant avilio rėmelių, jinai tenai ramiai sau prabūna, kol jūs atliekat visą operaciją. Tai visi dengti perai perkeliami, įkeliama maisto šiek tiek ir dar įkratoma bičių, kadangi visos lauko bitės sugrįž mus į senąją vietą. Šitame avilyje jis yra suspaudžiamas ir įdedamas motininis lopšelis. Jeigu nenori dėti motininio lopšelio, tai tuomet keliant pasižiūrėkite, kad būtų dar atvirų perų tam, kad bitės galėtų išsiaukinti motinėlę. Štai čia. Kas daroma toliau? Tai jeigu sakykime, jūs nenorit arba nematote, negalite susigauti tos motinėlės, galima, žinoma, galbūt prieisim truputį vėliau, kaip tokį patį metodą atlikti. Tai kas yra daroma toliau? Šičia, tuomet kitą dieną, kitą vakarą, kai jau visos lauko bitės bus parskridusios į avilį, atliekamas yra oksalo rūgšties gydymas. Galima tiek laistyti, galima tiek garinti. Garinimo kiekis, vėlgi klausia bitininkai, kiek tos oksalo rūgšties reiktų iš esmės duoti, nes jau sezono metas, tai kiek tos oksalo rūgšties naudoti. Naudojama yra, jeigu garinama, 2 gramai 10 dadano rėmų. Tai iš esmės arba 1 gramas vienam meduviniui korpusui 10 rėmų. Tai kiek tų meduvinių korpusų arba kiek yra dadano rėmų, tiek maždaug turim pasiskaičiuoti tos oksalo rūgšties. Aišku, tenai meduvėse tų bičių mažiau, galima truputį ir mažiau dėti, bet iš esmės skaičiavimas yra toks. Jeigu laistymas, tai skiriama 5 mililitrai, kalbam apie sirupą su cukrumi vienai gatveliai, kalbame apie 1 dadano rėmą. Tai vėlgi priklauso, kokio dydžio tas avilys, tiek reikės jums ir pralaistyti. Viskas tvarkoja. Tai atrodo, šitą šeimą susitvarkėme, nusigydėme, čia turėtų nebūti problemų. Ką daryti dabar su šita šeima? Tai kadangi yra 2 variantai, arba jūs dėsite lopšelį, arba jūs paliksite patys, tai jeigu dėsite lopšelį, kol tas lopšelis išsiris, kol motina apsiskraidys ir pradės dėti, praeis bent 2 savaitės. Jeigu, jinai turėtų pradėti dėti po 2 savaičių, tai galime dar pridėti 7 dienas, kadangi dar iš karto nepradės dengti perų, tai po 21 dienos, po 3 savaičių ateinate, iki to laiko galbūt jau truputį bus ir sustiprėjusi ta šeimelė, dar bičių nebus padaugėję, bet jau bus išsiritę nemažai ten tų bičių. Po 21 dienos jūs atliekate tą patį gydymą su oksalo rūgštimi iki rudens, šita šeimelė puikiai sustiprės ir galės eiti sau drąsiai žiemoti. Jeigu įdėjote paprastai ir nedėjote lopšelio, tiesiog įdėjote perus, tai kad jos reikės dar bitėms užsiauginti tą lopšelį ir dar motinai pradėti dėti, galite po 30 dienų iš esmės ateiti pasitikrinti, ar ta motina apsiskraidė ar neapsiskraidė ir tą patį kartą prasigydyti oksalo rūgštimi. Tai yra vienas iš tokių metodų ir ganėtinai veiksmingas. Dar turėjau
paminėti, kaip gydyti, kaip atlikti šitą metodą, jeigu jūs nenorit arba negalite susirasti motinos, tai truputį sunkėja jisai, na, galbūt nesunkėja, gal lengvėja, bet atsiranda daugiau chaoso. Tai šito metodo variantas antras A gaunasi toks. Jūs turite ar ne šeimą. Svarbiausias tiesiog yra dalykas, jeigu jūs persikėlėte, galite truputį ir žiūrėti, ar ne, pasižiūrite, ar perkelėt ar neperkelėt tą, tą motinėlę, pasižiūrite atidžiai, jeigu vis tiek atrodo, kad nematot, kad perkelėt, tai viskas yra tvarkoj, tuomet palaukite vieną dieną. Atliekate šitą perkelimą lygiai taip pat kaip pirmame variante ir paliekate dienai. Po dienos turite ateiti pasižiūrėti, kur ar tikrai čia yra neatsiradusi motina. Tai atsidarote šitą šeimelę, jeigu matote, kad pradėjo siūti gelbėjimosi lopšelius, vadinasi viskas tvarkoje, motina liko čia. Jeigu gelbėjimosi lopšelių nerandate, tai šitoje šeimelėje, kadangi čia yra dengti perai, dar truputį kratėte bičių, bet dauguma lauko bičių išskrido, čia nebus labai stipriai gausu ir didelis kiekis tų bičių, tikrai tarp tų bitelių rasite motinėlį, jeigu čia nėra būtent gelbėjimosi lopšelių. Ir iš esmės viskas. Tai tuomet visi kiti darbai atliekami lygiai taip pat. Jeigu čia radote motiną, tai perkeliate ją atgal į savo vietą. Kaip ir viskas. Atrodo, čia šitas metodas ganėtinai paprastai ir tiek. Turbūt tuomet trečias variantas, ką galime atlikti, tai yra, žinoma, motinų izoliacija. Bet galbūt apie šitą metodą ilgai nekalbėsiu. Atliekame motinų izoliaciją, motina keliauja į izoliatorių ir po bent jau turime palaukti 18 dienų, po 18 dienų ją galime paleisti ir 24 dieną gydyti oksalo rūgštimi. Tai motina turi tenai praleisti bent 18 dienų, nes jinai pradės dėti iš karto paleidus ar ne. Tai jeigu turime nulintą dieną, palaukime 18 dienų, 24 dieną išsirita visi tranai, o 18 plus 9, 27 dieną jos padėti perai, štai čia išleistos motinos, tik tai pradės dengti mūsų perus. O čia visi perai dengti jau išsiris. Vadinasi, štai čia nuo 24 iki 27 turime tarpą, kuomet yra tik tai avilyje atviri perai ir galime puikiai nusigydyti. Bet vėlgi šitas metodas reikalauja mūsų ganėtinai daug pastangų tam, kad nulintąją dieną mes perėtumėme per avilį ir susirastumėme motiną. Taip, tai ko gero iš tokių gydymo metodų, kuomet mes nenaudojam ilgalaikio veikimo preparatus, bet naudojam trumpalaikio veikimo preparatus, būtų iš esmės tiek. Ko gero, jeigu norime mažiausiai apsikrauti, antras variantas yra idealiausias. Jeigu norime iš viso mažai apsikrauti, naudojame antrą A variantą, tiesiog per daug nekreipdami dėmesio, perkeliam rėmus čia su dengtais perais, paskui po dienos galim pereiti patikrinti, tikrai nekainuoja didelio laiko, bet bitės tikrai padėkos, nes bus atliktas gydymas. Jeigu nenorime, neturime inventoriaus, ekstra inventoriaus, kur galim sudaryti, visuomet galima tokį variantą daryti ant vieno avilio. Čia padarome ar ne motina sena dirba, šitą šeimą ne šone sudarome, bet galime sudaryti
ant viršaus užkrovę. Ir viskas, čia turime meduvės, aklinas, uždarimas ir laką į kitą pusę galim padaryti jom išskridimą ir sutaupysim stogą ir sutaupysim dugną. Bet jeigu turite atskirą stogą, atskirą dugną, tai bus žymiai paprasčiau, nes čia jums kiekvieną kartą reikės nusikilnoti. Aišku, ten didelis svoris nebus, didelis kiekis ten tų bičių nebus, bet, na, tiesiog reikės kilnoti. Ir dėl ko sakau lakai kitą pusę, tai vienas dalykas, kad nesimaišytų bitas, antras dalykas vis tiek šita šeima tai dėsis meduvės, tai nusiminės meduvės, tas aukštis vis kis ir kis. Jeigu čia turėsime į tą pačią pusę, paskui gali pradėti sumažėję, paskui pradės maišytis bitės, jos gali pradėti truputėlį pyktis. O čia, jeigu kitoj pusėje susimaišys, nu jos ten tą 20-30 cm be didelių problemų pasikeis savo tą lokaciją. Jeigu nenorim iš viso turėti ekstra inventoriaus, tai ko gero turbūt vienas iš tų variantų yra naudoti tuomet motinų izoliaciją, bet vėlgi reikalinga susirasti motiną. Tai galbūt būtų trumpai tiek. Jeigu kokių klausimų kyla, tai prašom, jeigu kokių pastebėjimų, tai prašom. Galbūt jeigu Richardas gali kalbėti, gal galėtų pakomentuoti truputėlį daugiau pirmą variantą, bet iš manęs būtų trumpai tiek. Tai labas vakaras, Ričardas Pajūris. Naudoju aš vieno korio izoliatorius, tiek turiu pasidaręs ir vadinamą tą meduvinį remelį, ir rūto, ir dadano. Turiu jų pasidaręs, tai praeitą sezoną naudojau, visai neblogas variantas. Pavasarį tik tiek, kad man pavasarį benaudojant užėjo rapsų medūnešis ir ten šiek tiek buvo kai kurios šeimos išsiderinę. O tas vieno remelio naudojimas, aš jį daug kur naudoju tiek pavasarį, tiek vasaros gale irgi. Užpernai, ta prasme, ne praeitą sezoną, bet dar praeitą sezoną dariau irgi variantą, kad būtent susirinktas serkės kaip, nu, į vieną korį ir čia naudojau labiau traninių akučių pasiūtus tos korius. Tai su bakpastu įtalkė viskas gerai. Pernai kažkodėl rudeniop labai nėjo, vat, tuos vat, nedėjo. Bet ten gal dėl kitų biologinių, sakykime, savybių, nes ten reikia priversti, kad jinai dėtų rudenį į traninius. O rezultatai, tai bent jau įman, kad tiek praeitą, tiek užpraeitą sezoną, kur buvo daryta vat, šeimose va, šitas variantas, nebūtinai su to vieno korio remeliu, bet šiaip bent jau išpjaustyta traniniai, sakykime, perai ir tikrai žymiai geresnis šeimų rūdienį stiprumas ir mažesnis erketumas ir panašiai. Tas tikrai labai padeda, bet tik tiek, kad aišku, kas turi jau daugiau šeimų, sakykime, 100 ir daugiau, tai čia, nu, vargo yra. Tai netgi tą vieno korio izoliatorių naudojant pavasarį, ypatingai kai yra sunku nuspėti, kada kokia gamta bus ir kokie medūnešiai ir panašiai, žinai. Nu, aš kol kas su 30-40 šeimų praeitą pavasarį susitvarkiau, ateinantį pavasarį žiūrėsim, kiek čia jų pergyvens, bet jau žymiai daugiau dvigubai yra. Tai nežinau, kaip čia pavyks tas variantas, bet man labiau primtinesnis, va ką tu rodai, ten tas galbūt netgi 2A variantas, kada nu, va, taip pat tai darom pavasarį, mes tas jau, kada šeimos būna sustiprėję šeimeles ir čia labai gera proga ir motinam pasikeisti ir susitvarkyti su verketumu. Ir netgi dar viena tema, gal nelabai dar visi ir girdėję yra ilgamšių bičių darbininkių pasiauginimui. Tai žiūrėsim pagal situaciją, ką aš ten daugiau darysiu. Jeigu kažkokių klausimų kils, pasistengsiu atsakyti. Taip, Richardai, čia labai geras dar pastebėjimas, ko galbūt ir nepaminėjau. Jeigu, sakykime, sudarome štai tokį variantą, ar tiek na, bet kuriam, ir čia dedame lopšelį, jeigu mes norim keistis motinas, mes galim tą lopšelį nusipirkti veisinį, arba jeigu patys turime veislinės medžiagos, patys išsiauginti, šydydam tą lopšelį ar ne. Ir mes čia, kadangi apsivaisins tą motiną, mes jau turėsime iš esmės susiporavusią jauną motiną, jinai puikiai pradės čia dirbti, per sezoną mes matysim, kaip jinai gerai dirba, jeigu jinai mūsų tenkina, mes rudenį štai šitą šeimą
galim imti ir prijungti ir tai iš karto pasikeis sena motina. Ir tos problemos didelės čia nebus. Tai tikrai geras tas variantas ir motinai pasikeisti. Ir jeigu mes matom ar nenorim sustiprinti šitą šeimą medunešių arba šiaip tiesiog stiprinti, mes galime visuomet, juk kai pradės ta motina dirbti, vis paimti ir įkelti besiritančių štai čia perų. Jo, tik tais, jeigu galima dar papildysiu ir iš praktikos, ir va dabar neseniai kaip tik teorijoje perskaičiau va šitą variantą, ką mes va tik aptarinėjom, ypatingai pavasarį, jeigu užeina geras medūnešis arba labai daug bičių šeimoje likusioje, neįsigaskit, kad motinėlė ne pagal kalendorių pradės dėti, nauja motinėlė apsiskraidžiusi, dėti kiaušinėlius. Viskas tvarkoja, jos apsiskraido, bet man ir pačiam buvo nuostaba, kad realiai atsirado pirmieji nauji perai, sakykime, nauji kiaušinėliai 20-21 dieną, bet aš paskui dabar va, irgi skaitau ir Kalionovą, ir Malychinas irgi buvo minėjęs, kad kai didelė šeima ir ypač jeigu jinai įsijungia į medūnešį, motinėlė apsiskraido, bet jos nemaitina dar palidovės tuo, nu, nesuskatina dėti kiaušinėlį. Arba tiesiog net neruošia vietos, nes būna persijungus šeima į medūnešį. Tai viskas tvarkojo, o šiaip čia šitas variantas vienas iš geresnių, netgi sakyčiau. Kas, aišku, turi įrangą, va ką ir minėjo Kęstutis, kas turi įrangą. Tai įranga tai papildomas dugnas, korpusas ir stogas, arba bent jau va, tas variantas, kad perskirti su magazininiu korpusu ir ant viršaus padaryti visą šitą reikalą. Esu daręs ir tokių variantų. Mes tai dabar, Ričardai, šiais metais netgi specialiai esam pasigaminę, ne, praeitais metais jau pasigaminom rudenį vėlai ekstra šimelių korpusų ir viskas. Tai Jo, aš tai dar va šitam variantui, kad tu esi papiešęs prie 2A, ten dešiniau, tai aš naudoju tas Diukarevo vadinamas pertvarėlės, groteles, ar kaip jas pavadinsi, tai ten netgi gali ir 3 šeimelės sukurti iš karto viršuje ir panašiai, ir užsiauginti net papildomas dar kelias motinas, naudojant šitą variantą. Su Diukarevo grotelėm. Aš netgi korpusus esu, kas matė, tiek Rymantas, tiek dar kažkas pas mane, kas yra buvę atvažiavę. Man atrodo, ir pačiam aš rodžiau, kad visi korpusai turi viduje tą išpjovas, kad galėčiau su bet kuriuo korpusu padaryti, nu, į 3 dalis. Tai irgi toks niuansas. Bet nenukrypkim nuo temos, kadangi apie nuerkinimą gal labiau, tai irgi. Jo, labas vakaras, Romas Dzūkija. Ričardai, norėčiau klausimą jums užduoti. Sakėt, kad naudojat tą vieno rėmo izoliatorių tiek ir pavasarį, tiek ir rudenį. Tai įdomus būtų variantas sužinoti, ar tuos perus išimdavot, kai jau uždengdavo bitės, ir jeigu išimdavot, kaip ten su erkių kiekiu būdavo tuose peruose. Pavasarį, kaip be būtų keista, man atrodo, mes praeitą temą jau šnekėjom, nebuvo ypatingai daug tų, žinai, erkių. Ras tikrai radau, bet kad būtų, būna, žinai, yra buvę prieš 3 metus, kaip dar be remelio dariau paprasčiausiai, žinai, ar dadaninis koris tiesiog nupjauta apie 5 cm, arba va, kaip dabar jau užpernai ir pernai tiesiog pas mane yra korpusai tie dadano, bet aš rūto remelius sudėjęs yra pačioj, žinai, pripina. Tai tikrai pavasarį nebuvo ypatingai daug tų verkių, o rudenį, kai dariau, tai žinokit, buvo žymiai daugiau. Nu, 3-4 kartus neskaičiavau, tai kiek kartų, bet tikrai jau rasdavau tų verkių, bet grinai ant traninių dariau. Vadinamų tų, aš per sezoną jų netgi prisipinu specialiai, pasidedu ir paskui atėjus rudeniui dedu į talkę arba bakvasto motinėlę, kadangi jos kažkodėl, aišku, nestabdo jos tų perų dėjimų, tų kiaušinėlių dėjimo, ir tada įdedi bet kurią šeimą, tu išėmęs tiesiog su kiaušiniais ir tu palauki 11 dienų, kaip žinot, traninius realiai pradeda užakiuoti 10,5-11 dienų ir išėmus tada žiūri. Bet tai, Ričardai, jūs motinai tą izoliatorių dėdavot nuo pat pirmos izoliavimo jos dienos. Ir jeigu taip, tai ar Apie paskui pavasarį? kartuodavot tą nu, pavasarį, sakykime. Nu, mhm. Tai tada, na, iš esmės ten erkių ir neturėtų būti daug, nes dar ir kitų perų yra nedengtų daug, o tą koriuką meduvinį tengi Jo, motinėlė matai, viena ir dvi ir prideda. Jo, labai Romai geras pastebėjimas. Nežinau, rodžiau, nerodžiau, liktais turėjot matyti ir pas mane video, esu nusipirkęs tokius morkinius
mutinėlių izoliatorius, kur gali padaryti, kad bitės praeina arba nepraeina. Ir aš ten palaikau motiną, sakykime, 8 arba 10 dienų, gal netgi būdavo, nu, įvairiai, pagal galimybės, pagal orus. Ir tada jau ją dėdavau į to vieno korio izoliatorių, kad jinai dar pridėtų tų traninių. Nu, tai didžioji dauguma būdavo jau bičių prieš akiuojant tą korį išsirytusių. Jo, 10 dienų laikydavau tame izoliatoriuje ir plus paskui iš to dėdavau, kadangi jau pertraukai, tai tada dar geriau deda į vieno korio izoliatorių. Ir tik po to aš ją dar paleisdavau. Aišku, skaičiuojant tranas vis tiek dar būna traniniai daugumą neįsirytę, bet bičių jau buvo įsirytę daugumą. Na tai vis tiek jau nemaža dalis jų būna įsiritusių ir Jo, tos jo. erkės jau būna atlaisvėjusios, tai jos kaip ir turėtų, na, sulysti į to izoliatoriaus perus, bet, na, matyt, kad jų nėra pavasarį tiek daug. Pačių erkių tiek dar nėra ta populiacija, manau, išsivyščiusi, nes realiai skaičiuojant, vat, sakykime, imkim praeitą sezoną, ne? Tiek apsiskraidimas didysis įvyko kovo 6-7, tiek mano motinėlės buvo iš izoliatorių išleistos iš pužiemojimo panašiom dienom. Ir skaičiuokim kartom, tai ten realiai trečia, ketvirta karta maksimum. Ne, trečia, 3 kartos buvo įsirytę. Nu tai per tas 3 kartas dar tų erkių nemanau, kad tiek spėjo daug prisidauginti. Kad jų buvo, tai faktas. Nes visą šitą operaciją aš dariau gegužės plius minus vidury, nu tai grubiai aš taip skaičiuoju, 3-4 kartos turėjo bičių įsirysti. Na taip, bet aš kaip ir aną kartą sakiau, kad viena pavasarį sunaikinta erkė, jinai rudenį, sakykime, nu, neduoda impulso turėti turbūt jau šimtams erkių, jeigu Jo, 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 nedidesnėm. jo, tai tas, tai taip, taip, aš sutinku. Čia prie anos savaitės temos irgi. Jo, čia daugiau toks prevencinis būdas, bet tikrai labai Bet reikalingas. jisai, jeigu atvirai pasakius, toksai gan varginantis, daug laiko reikalaujantis tas mano būdas, jeigu dėt dar, sakykime, papildomai to vieno korio izoliatorių ir panašiai, ir panašiai. Aš jį labiau naudojau auginti ilgamžių bičių kiekiui medūnešių. Va, Tai- ir ten irgi realiai 12 dieną reikia paleisti, Bet kad jūs, pradėtų jūs veikti. tada vienu darbu du tikslus Nu, pasiekėt taip, ir taip, bet jisai, ilgaamžės sakau, bitės. reikalauja daug Jo. laiko ir sakykime, daug laiko ir papildomos įrangos. O tie, kas turi daug šeimų, kai Rimantas, kai dar kai kurie bitininkauja bičiuliai, tai čia tikrai jie tuom neužsiims ir kada. Ypatingai pavasarį, kada mūsų pagrindinis dabar medūnešis vos, nu, taip, praeitą sezoną realiai tiek pas mane, tiek pas daugumą, kas turėjo rapsų ir buvo pagrindinis medūnešis. Ir labai mažai to vasarinio bebuvo. Tai žinai, nu, landžiot po tą šeimas, o kaip žinot patys, šeimos įlindimas, išardymas, kilnojimas, kurių išmuša iš darbo minimum 3 parom šeimą, kad jinai vėl gerai įsijungtų, kol susitvarko. O 3 paros per medūnešį tai iš vis yra nuostolis. Tai nežinau, ateinantį savo sezoną ar tą darysiu, nedarysiu, nes žiūrėsiu pagal situaciją, kiek tų šeimų per žiemos ir panašiai. Kad darysiu tą variantą, ką Kęstutis aptarė, Dua arba šalia su Diukarovo grotelėm, mano atveju tai tikrai faktas. O ar su vieno korio izoliatoriu žaisiu, tai ne. O tai, Ričardai, ar yra kokių nors specifinių nuogastavimų dėl bičių šeimų neperžiemojimo? Nu, nuogastavimų nėra, bet jeigu atvirai, man pirma žiema tokia pas mane pajūryje, kur sniego kai kur jau virš avilių yra aviliai užpustyti. Plius būdavo šalčių, bet tiek ilgai, jau 3 savaitę prognozuojama, nedideliai saliginai šalčiai, ten 12-14 naktim. Ir nežinau, nu, ta prasme, nu, kaip ir bitės šalčio nebijo, bet, žinai, visko būna. Čia, žinai, pirmas kartas vis dar. Šalčio nebijo, dar geriau susimes į tą dailiai gražiai kamolį, pasidarys tas anglies dvideginio tas kamolys ir bus
dar geriau. Nu, buvau aš čia, kada praeitą savaitgalį, jo, kaip tik pravažiavom, ten pušų reikėjo prisirinkti spiglių, visokių gyrą, nes darau medaus, labai geras dalykas, visiems rekomenduoju, dabar va pasirinkti patys tie pušų spigliai. Ir pradariau keletą vilių, pasižiūrėti, vėjo nebuvo, šalčio buvo, viskas tvarkojo, bet žinai, nu, iš tikrųjų gražiai atrodo kamuliukose, netgi kur izoliuotos, irgi pipių kol kas nepabėgė kamuliai. Bet kaip visą laiką, žinai, kai žiema atrodo tie kamuliukai tokie mažiukai ir atrodo lyg bičių būtų mažai, bet tai, žinai, kol kas atrodo pusę velnio, viskas gražu. Jo, aš irgi pritariu Justui, kad tie šalčiai čia stiprioms šeimoms tikrai nebaisus, bet pas ką yra daug silpnų šeimelių arba turinčių problemą ten, sakykime, su maistu ar nuo erkių ten nukentėjusi, tai ten jau gali būti tikrai žuvimų, o šiaip tai normaliom šeimoms tokie šalčiai neturėtų būti baisus. Nu, dėl erkių mes esam irgi diskutavę, man atrodo, ir Rimantas yra sakęs, kad didžioji dauguma šeimų jau kas nukentėjo nuo erkių, tai tos bitelės krenta jau iki gruodžio realiai iškrenta. Jau tas, kas lieka gruodį ir apie naujus metus, tai jos jau dažniausiai ir sulaukia to pavasario. Nu, sakau, žiūrėsim, kaip čia bus. Kol kas kai kurie aviliai yra gerai apsnigti, buvo iki pusės, dabar šiandien praeitą naktį va, vėl pūga buvo, tai žiūriu jau ir sulig stogu, tai nežinau, ar juos ten atkasinėti ar ne, bet manau, kad net kasinėsiu, nes dugnai kaip ir 40% atviri, tai užtenka to oro kol kas. Manau, Richardai, čia nereikia mum lyst, kur nereikia. Taip, taip. Vienais metais labai gražiai buvo užpustyti ir vasario mėnesį taip gražiai iš saulė pradėjo šviesti, nebeatsimenu apie kurią tai dieną, kad lėkiau specialiai vidurdienas. Tai kai kurių lakos jau buvo atitirpusios, kitas atkasiau, nes saulė taip švietė ir visos pasileido tada. Bet Dėl lakų Justinai, ta prasme, tai ir pas tave buvo užšalusios lakos. pilnai buvo kaip užpustyti ir taip staigiai buvo, kad ten užpustyta, nu, kaip sniego gausiai ir tada ten per 2 dienas taip saulės kalė gražiai, kad nuvažiavau jau kurių atitirpę buvo, nu, užpustimas tas sniego rado plyš, tai tos skraidė pilnai, o kurios ne, atkasiau tada jau ir pasileido iš karto Jo, skraidyti. jo, nu, žiūrėsim, sakau, pajūryje aš dar tokio neturėjau sniego ir tiek ilgai šalčio. Dėl šalčio tai aš nepergyvenu, man dėl... Dabar nėra kolys, dar geriau užpustyta, Nu, nei ten ramiau. vėjas ten pučia, dar geriau. Tai jumis tikiu. Gal Kęstuti, tada žiūrėk, grįžtant prie to nuerkinimo, dabar su tais variantais, matai, pasakėjai, o kokie veiksmai kaip pačio nuerkinimo tiek tam antram, tiek antram A, kada mes čia ką ar naudojam Tai kažkokius... lygiai tas pats, tiek tas nuekinimas čia naudojama sekančią dieną oksalo rūgštis arba garinam arba laistom, o čia po 21 dienos, jeigu dedam lopšelį, nulaistom arba garinam, arba po 30 dienų nulaistom arba garinam ir viskas. Lygiai tas pats, nieko ypatingo, svarbu atsiranda perų pertrauka, čia iš karto turim perų pertrauką, kur sena motina, o čia turim truputį luktelt. Ir Bet viskas. matai, sakykime, irgi situacija, bet aš imu praeitus metus bent pas mane pajūryje, tai rapsas žydėjo apie 40 virš dienų ir aišku, ne visas dienas buvo tas medūnešis, bet buvo momentų, kada buvo labai didelis medūnešis ir tas laistymas tai automatiškai jau tada, nu, tu vis tiek po meduvėm turi laistyti, kur perai išėję paskutiniai. Taip, Tai tada jau garint ir tada viskas. garin, bet garinimas vėl, nu, uždėtos meduvės ir vyksta medūnešis. Nu, Bet čia. nu čia jau kaip kiekvienas pasirinks. Aš Jo. pats asmeniškai nematau problemos dėl poros gramų oksalo rūgšties, bet jau čia kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Tai ok, aišku, čia. Gal aš irgi trupučiuką norėčiau įsiterpti į būtent tą 2 ir 2A. Čia kaip vizualiai žiūrint žmonėm, tai taip atrodo, kad yra kaip suformuotas prie šeimelę, bet tai ta šeimelė gali būti šalia, gali būti padaugiau šeimavily viršui, kas čia šalia kaip ir parodyta yra, bet esmė yra kame, kad jeigu mes tai darome gegužės vidury, gegužės gale, dar pasitaiko kartais tikrai labai šaltų naktų. Ir
jeigu tas metodas, mano galva, tai yra labai ok, kad yra daugiau aukščiaviliai. Kada tu viršui uždedi tą skiriamą grotelę, nu, net ne grotelę, o persvarėlę su atskira laka ir viršui įdedi tą šeimą su tais dengtais perais, ten perpradėtų bičių, aišku, ten daugumą bičių senų grįš į apačią, bet tada būtent ta šiluma iš apačios, jinai šildys ir tą šeimą viršui. Nes tokiu būdu labai dažnai dedant šalia kažkur tai, į atskirą aviliuką, ar ten nuklevus, ar dar kažkur, tu tikrai gali sušaldyti perus. Man yra tekę patirti gegužės gale, kada naktim ten kokie +9, +12, tai tokia šeimelė nesugeba apšildyti tų perdėto korio dengtų perų. Jie gali net ir žūti. Tai būtent, jeigu tai šnekėti apie dadano tipavelius, tai jau yra gana rizikinga, kad, labai noro priklauso, bet rizikinga, kad jeigu oras atvės, tai tu gali iš tų korių, kaip sakant, nieko ir nebeturėti. Aišku, ta šeima, kur liko motininė šeima, ten tvarkoju, ten suarkim, mes apsitvarkime, susitvarkime, bet naujoje šeimoje gali būti pačių įvairiausių situacijų. Taip, kad ant viršaus dėjimas, ant tos, reiškia, daugiau šiame avily, ant persvarėlės su laka, tai tas būdas yra tikrai labai neblogas ir tai gal daugiau tiktų daugiau šiam aviliui. Čia mano tokie pastebėjimai. Taip, Dainiau, labai geri pastebėjimai. Galima netgi esame vienais metais tokį metodą, kai darė, tai nes buvo šaltas dar laikotarpis, neatsimenu kuriais metais, bet kadangi daugiau ševiliai pradžiui sukėlėm ant viršaus, o paskui nukilnojom jau, kai buvo pašilę, tai čia irgi toks galimas variantas. O kalbant apie dadano avilius, tai žinoma visuomet galima ką pasidaryti. Tai yra, kaip ir minėjau, šiais metais esam pasidarę paprasčiausiai iš ekstrudzinio polistirolo, paprasčiausiai dėžės dadano rėmų. 10 dadano rėmų telpa, užsideda, viskas yra 3 cm apšiltinta, ten tikrai turėtų būti pakankamai šilta. Ir viskas, tokia paprasta dėžutė, būtent tokiem atvejams sudaryti. Ir tiek. Plius, jeigu galiu papildyti dar principas, va tą 2 ir 2A darimo, juk, nežinau, neišgirdau, gal Kęstuti neminėjai, iškeliant mutinėlę, tai principas yra toks, kad sena mutinėlė jaunos bitės, senos bitės reiškia įduodama arba lopšelį, arba naują mutinėlę. Ir plius, kur senos bitės, ten lieka didysis lyzdas, jisai ir dirbs gegužės mėnesį, ką ir Dainius minėjo, taip teisingai gali būti ir šaltesni orai, ir tos naktis dar nešiltos. Nemanau, kad ten labai atšals tam korpuse, va taip atskirai atskyrus, nes ten bus didžioji masė pačių bičių. Tiek perų, tiek lieka tų, sakykime, jaunų ir dar senosios ten sugrįžta. Ir jos tikrai gan normaliai aptupia tuos perus. Nes, sakykime, tą, kur senąją mutinėlę iškelsim su jaunom bitėm, mes vis tiek nupurtysim ir ten nebus labai didelė ta šeimelė. O kur senasis lieka ir, kur davinėjam lopšelį ar jauną motinėlę neapsiskraidžiusią. Ir panašiai ten bus didžioji masė, kuri dar ir dirbs ant medūnešio ir taip toliau, tai tikrai ten tos šilumos išlaiko, bent mano atveju, tai tikrai kaip dariau, 10 rūto vienas korpusas, netgi būdavo ir antras dar dedamas, kad būtų kuo daugiau perų ir jinai tada gerai sustartuoja ir medūnešį prisijungia ir visur kitur. O dėl dadano, ką tu minėjai, tai ta dėžė irgi tinka tas variantas, bet iškėlus tą motiną galim palaikyti dar suspaudus ir tą šeimą, niekai nesitiks. Gal dar papildysiu, kad būtent čia tas metodas, būtent tas 2 ir 2A, aišku, gal daugiau netgi prie 2A, jeigu išsikėlė sena motina, reiškia į tą naują šeimelę, tai būtent tai sustabdo šeimų spėtimą. Ir tai yra būtent kovojama su spėtimu.
tokiu variantu, nes ta šeima, kuri yra stipri šeima ir kuri, reiškia, liko toj senoji šeimoje motininiai, tik tai išsikėlė motina ir jeigu tenais po kažkiek laiko įdėjus lopšelį, tai čia tas po kažkiek laiko, tai yra po kelių dienų, jeigu tenais pamatai, kad yra gelbėjimuose akutės. Tai būtent senos bitės sugrįžta, jos kažkurį laiką perų nelabai turi, nes kol motina išsirės, kol neapsivaisins ir visą kitą, tai praktiškai jinai tau gali prinešti pakankamai daug medaus, todėl kad bitės nedirba perų auginime tuo metu. Ir tu praktiškai atnaujinai tiek motiną ir tiek, reiškia, spetiminę nuotaiką panaikinai. O būtent toj perkeltoj šeimeliai, kuri yra ar tai viršui, mano galva, kad geriausia yra viršui, nes dėl tų šalčių, kurie gali būti gegužės mėnesį, dar ir gale, kartais ir birželio pradžioje būna, tai ten jau yra atskiras dalykas, ką reikėtų su ja daryti. Jo, bet čia yra būtent gal daugiau su karnika, netgi labiau, kadangi su karnika labiau ir dirbu, tai būtent ir spetiminės nuotaikos, ir būtent erkių tada sumažinimas. Tai aišku, būtinai reikia pagydyti tada, nes senos bitės tik tai reikia jom duoti vietos, kad jos turėtų kur nešti medų. Tai prašai, ta pati šeima, motininė, buvusi motininė, reiškia. Jinai, reiškia, dirba ir turėdamas lopšelį, jinai dirba taip, kaip sveika, normali šeima. Iš esmės, tu tada pakeiti motiną, sutvarkai spetiminę nuotaiką ir taip pat atsikratai erkių. Tai 3 tokie yra kaip opcijos. Su perkelta šeimelė, ten jau yra kiti dalykai, kaip Kęstutis ir minėjo, kad reikėtų ir gydyti, reikėtų ir pasižiūrėti, ką su ja ten daryti ir visą kitą. Nes ten yra tie dengti perai tuo metu, kur ten daugiausia erkių yra. Tai va toks pastebėjimas, papildymas gal. Taip, aš dar dainių papildyčiau, čia galbūt truputį šiek tiek skiriasi ta variantas, kuomet mes nukeliam seną motiną, kadangi jeigu mes norim sukovoti su erkėmis, mums reiktų šiuo atveju jau tada kelti laukan atvirus perus su sena motina, tam, kad mes čia galėtume, kad atsirastų, nebūtų dengtų perų, tai mes iš karto perkeliam atvirus perus ir tą pačią dieną gydom oksalo rūgštim, nes nėra dengtų perų. Čia lieka visi dengti perai iš esmės. Mes čia gydysim po 21-30 dienų oksalo rūgštimi, priklausomai nuo to, ar jūs dėsit lopšelį, jeigu dėsit, tai po 21, jeigu nedėsite, tai po 30, jeigu leisit pačiam augintis. Jeigu tai dar du svarbus aspektai. Šita šeima, kai jūs nukelsit, čia neturi būti spetiminė nuotaika. Tai spetimo metu, jeigu jau matot, spetiminių lopšelių yra pridaryta, jūs negalite taip lengvai paimti, reikės daugiau priežiūros, nes jeigu jūs čia paliksit vieną, kad ir lopšelį, ar paliksit jom pačiom išsiauginti, tai šita šeima išspės, kadangi jį jau bus pradėjusi augintis lopšelius ir tiesiog spetiminė nuotaikoje paims ir išspės. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu dėsit lopšelį, būtų gerai palaukti 5 dienas arba lopšelį dėti su lopšelių yra tokie gaubteliai tam, kad bitės nenugraužtų jo iš šono, nes tikrai jeigu jūs dėsit iš karto ir nebus apsaugotas tas lopšelis, jūs pamatysit, galite ir po dienos, po 2 nueiti, bandyti ištraukti tą lopšelį, pamatysit, jis bus nugraužtas ne taip, kad iš apačios atsidaręs, bet jis bus, pamatysit, užsidaręs, arba jau bus išvalytas tas lopšelis, bet bus pragraužtas iš šono, tai yra pačios bitės sunaikinusios svetimą, tokį kaip svetimkūnį iš esmės. Tai 2 dalykai svarbu, nes spetimo nuotaika, jeigu spetimo turėsit palaukti, kol nebebus atvirų perų, jeigu dar kažkiek liko, išlaužyti visus lopšelius, pirmiausia išlaužyti visus lopšelius, palaukti, kol nebeliks jokių perų, tada dėti. Tai čia tokie tik tai dar patikslinimai. Realiai, kaip padarom tą šeimą su motina, po 10 dieną, pasižiūrėti geriausia būtų, nes pagal visą matematiką jau 10 dienoje nebėra
iš kojoms pasidaryti savo to lopšelio. Taip, Nu. bet būtinai iki to laiko dar pradžioj reikia Jo išsilaužti praeit visus išsilaužyti, tas ir kelintą dar dieną. po kelių dienų praeit, nes galit nedaug dievė nepastebėti. Būna jų korys, išsikeli korį, sakykime, jeigu spitiminių lopšelių būna vienas, kitas, trečias padarytas kažkur, atrodo jau viską išlaužiai, nusikratai, nusipurtai bites, dar kažkur būna lopšelis. Tai jeigu jūs jį praleisit, ta motina išsiris, nu jau ta motina įmanoma arba išspės šeimą, nu, arba dar spėsit surasti. Dar gal tą motiną galima surasti atvirą, tą jauną, ką tik išsiritusią. Bet jau tada paskui reikės skaičiuoti, kiek ten tų motinų, dar kažko, nu, daug problemų pasidaro. Kęstuti, tu minėjai tą atvejį, kada liko sena motina senos šeimoje. Taip, taip. Taip, nes aš šnekėjau apie tas duo, kada būtent motina perkelė. Perkeliam, bet jeigu čia mes pamatom, kad čia pradėjo siūti tuos lopšelius, kad pradėjo siūti lopšelius, viskas gerai, bet jeigu pamatom, kad čia nesiūno lopšelių, vadinasi, čia yra sena motina, tai mes tą seną motiną susirandam, kadangi čia daug bičių nėra, jau visos laukų išskridusios lengva rasti ir tą seną motiną perkeliam čia. Jo, tai čia, kad tu mini, kad tą perkelį ir gražinai, bet jeigu, pavyzdžiui, tu negražinai, o būtent tu tuo pačiu ir motiną pakeitė ir tuo pačiu spėtimu išvengi būtent motinės šeimoje. Tai ten to perkelus reiškia būtent su motina, jau toj senoj motinės šeimoje praktiškai tenais jokių spėtiminių nuotaikų nebebus. Netgi jeigu jos ir augina ten tuos lopšelius arba ten, nu, nepastebėjai, bet, nu, tu vis tiek perkeli dažniausiai tai jau su dengtais perais tą dalyką. Nu, čia Ir iš karto pagydai. truputį skirtingi variantai, nes čia jeigu mes kelsim dengtus perus, mes gal ir pamatysim tuos lopšelius, tai tada jau reikia kitų priemonių imtis, išlaužyti viską, bet mes tada neišeis nugydyti šitos šeimos, jeigu čia lieka sena motina, kadangi nebus perų pertraukos, mes įkelsim dengtus perus ir motina, tai vadinasi, jinai toliau dės ir mums neatsiras perų pertraukos, kad nugydyti. Ir Gal kitas variantas. Kęstuti, jeigu galim, va šitą 2A variantą step by step padarom, dabar sakykime, yra pilna šeima su pilna normaliai dirbančia motina ir neaišku, kokia yra šeimos ta nuotaika, spėtiminė, nespėtiminė ir panašiai, kad visiems būtų aiškiau, ką ir Dainius dabar sakė, žinai. Tai Gegužės vidurys, gegužės galas, tai būtent. Jo, čia jau tikėtina gali būti visokių variantų, kaip ir Dainius sako, žinai. Tai va dabar gal žingsnis po žingsnio palengva padarom. taip. Tai jeigu nespėtiminė nuotaika, tai nespėtiminė nuotaika. Atsiprašau, nesvarbu, mes dabar, sakykime, nežinom, kokia ten ta nuotaika, ką mes darom. Pirmas Padarom vieną išsikelti motiną ir kokie koriai ten su motina pareina. Padarom abu variantus Gerai. žingsnių. Jeigu yra nespėtiminė nuotaika, tai mes nematom lopšelių, sakykime, viskas kaip ir yra tvarkoj. Čia turėjome senąją motiną. Mes turim du dalykus padaryti. Iš esmės kažkaip nugydyti seną šeimą ir nugydyti tą, kur bus sudaryta. Tam, kad mes tai padarytumėm, mums reikalinga perų pertrauka, nes kito atveju oksalo rūgštis mums neveiks. Laistinimas ir garinimas. Tai ką mes padarom, pasistatom šalia avilį. Mums čia turi būti nauja motina, tiesiog lopšelis, čia mums turi likti sena motina. Jeigu mes neturime laiko, neturime noro, nematom, dar visokių tų gali kilti priežasčių, dėl ko mes nesusirandam motinos ir jos trumpam nepasidedam į šoną. Jeigu mes to dalyko negalim pasidaryti, mums reikia vis tiek perkelti štai čia dengtus perus. Tai mes imam ir pradedam kelti visus dengtus perus iš šitos šeimos. Ir tada kils klausimas. Nu, aišku, mes keldami matysim, bet kur yra sena motina? Čia ar yra čia? Mes nežinom, kur yra. Mums reikia, kad sena motina būtų čia, kadangi mes čia gydysim ir čia gydysim oksalo rūgštimi. Čia liks tik tai atviri perai. Atviri perai, čia bus mūsų visi dengti perai. Tai ką mes darom? Perkeliam ir sekančią dieną
kuomet mes čia turime vien tik tai atvirus perus, mes tai suformavom, o čia turime vien tik tai dengtus perus, ateiname kitą dieną ir pasižiūrim. Jeigu čia randame lopšelius pradėtų siūti, vis tiek dar kažkur bus ten tų keli atviri perai. Jeigu matom lopšelius pradėtų siūti, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia turime motiną, o čia nėra motinos. Tai viskas taip, kaip ir mums turėjo būti. Tuomet čia atliekame gydymą oksalų rūgštimi vakare, o čia arba paliekam tuos lopšelius, arba galime dėti savo lopšelį. Ir gydymą atliekame po 21 dienos oksalų rūgštimi, jeigu mes dedame savo lopšelį, jeigu paliekame raudonus, tai yra paliekame jų, gydymą atliekame po 30 dienų. Tai iš esmės tai. Kitas variantas, ką mes galim žinoma rasti atėję, mes galim rasti atėję štai čia, štai tai. Mes čia nerasime lopšelių, nieko, matom, kad lopšelių nėra, vadinasi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra motina, o čia motinos nėra. Galima būtų palikti, bet čia yra dengti perai, čia yra atviri perai. Tai čia, ši čia mes galim nusigydyti oksalų rūgštimi iš esmės, bet čia mes negalėsim nusigydyti, nes yra dengti perai ir motina. Ką tada mes darom? Atsidarom, vis tiek jau einam per tą avilį, matom, nėra lopšelių, pasižiūrim, susirandam motiną, nes tenai bus nesunku motiną susirasti ir ją perkeliam į šitą avilį atgal. Čia jeigu kažkas buvo, tai motina jau susitvarkys, jos susitvarkys tos lopšelius ir turime lygiai tą patį variantą. Ir tuomet galvojam, jeigu dedam lopšelį, gydom po 21 dienos, jeigu paliekam jom pačiom augintis lopšelius, gydom po 30 dienų, o čia gydom tą patį vakarą oksalo rūgštimi. Tai iš esmės taip. Tai galima būtų ir palikti ten tą seną motiną ir čia palikti jom užsiauginti, bet atsiras problema, kad šitos šeimos mes nenugydysim, nes neatsiras perų pertraukos. Tai čia yra esminis skirtumas. O ką daryti, jeigu mes, sakykime, turim tokį variantą, pasistatėm 2 avilius, norim pradėti kelti perus, pradedam kelti perus ir matom, kad jau čia yra lopšelį, ar ne, prisisiūvus. Tai ką mes galim padaryti? Tokiu atveju, ko gero geriausiai būtų tada čia daryti seną motiną kelti, o čia palikti bites be motinos. Bet kas yra labai svarbu, kuomet mes čia keliam jau atvirus perus, tam, kad būtų galima nusigydyti. Čia viską sukeliam motiną su atvirais perais. Tuomet mes čia vakare gydome iš karto oksalų rūgštimi, nes neturime dengtų perų. Čia kas lieka? Čia lieka mums tų daug lopšelių. Tai mes keldami ir vis tiek turim perrinkti tą lizdą, būtinai turim išsilaužyti visus tuos lopšelius. Prasilaužom ir dar tuomet palaukim bent jau 5-7 dienas, kad visus, iš ko galima augintis lopšelius, mums jos užsiaugintų. Nes vis tiek tikrai iš praktikos galiu pasakyti, kai tokį variantą padarėm ir galvojom pačios bitės išsilaužys lopšelius, bet jau buvo spitiminėj nuotaikoj, tikrai jos, kai jau pagavusios spitiminę nuotaiką, kad ir motina yra pašalinta, jom jau neberūpi toks dalykas ir jos savo kuo puikiausiai spiečia. Ir tikrai yra tekę, tikrai buvo tų variantų, kai 30 šeimų išspiečia tokių padarytų, tai tikrai ateini į bityną, matai 3 spiečiai kabo, o kiek jau jų nebėra, tai net nebežinai. Ir renki spiečių ir matai, tam spiečių yra N+K tų išsiritusių motinėlių jaunų, tiesiog nuo spiečiaus renki rankom motinas, vieną po kitos jaunas motinas. Tai tikrai tokį variantą reikia jau atidžiai ir skirti laiko susitvarkyti tam, kad nebūtų nei vieno lopšelio. O paskui, kai jau nebebus nei vieno lopšelio,
tada jau galima duoti savo lopšelį, po 5-7 dienų įsidedam savo lopšelį arba jau duodam korį jom pačiom užsiauginti ir po 21 dienos mes galime gydyti oksalo rūgštimi. Tai būtų galbūt trumpai tiek, aš tikiuosi aptariau čia pagrindė visi variantai. Aš gal O dėl paskutinis, paskutinio varianto šiek tiek kitokią nuomonę turėčiau, kada jau yra lopšelių. Tai prašė reikėtų visus korius, kaip tik atvirkščiai reikėtų visus korius su perais ir su lopšeliais perkelti. Nu, arba juos išlaužyti, bet kažko tai gali gal nepamatyti, tai perkelti būtent į tą naują šeimą ir su motina. Ir ten palikti tik tai vieną, tai dabar du variantai yra. Arba palikti su dengtais perais, vieną korį tik tai, ir su vienu lopšeliu. Jeigu nori naują lopšelį, tada naują lopšelį, naują motiną, tada vieną naują motiną. Tai visos bitės ir duoti pakankamai daug vietos, kad jos galėtų dirbti. Visos senos bitės grįžta į senąjį avilį. Ten nebėra, kad jos galėtų užsiauginti, nei nebėra lopšelių, nei nebėra iš kur užsiauginti, nei nebėra kiaušinėlių. Arba jeigu yra kiaušinėlis, tai kaip vienam kory, kurios galėtų užsiauginti motiną. Tai čia yra tik tai pasirinkimas. Arba tu nori, kad užsiauginti iš savų, jeigu gera šeima buvo, arba dėti naują lopšelį. Bet bent jau vieną perų, kad ir nedengtų, kad būtų, tam, kad bitės laikytųsi prie tos šeimos. Ir ta šeima tau dirba kaip normali sveika šeima. Čia apie patį paskutinį tas AP, kuris yra. Tai tada dirba kaip normali šeima, jinai tau prineš medaus lygiai taip pat, kaip kad normaliai dirbanti šeima. O jau su šita šeima, kurią mes iškėlė motiną ir ten ar su galimais lopšeliais, visi kita, nebelieka senų bičių, iš esmės motina pati išpjaus visus lopšelius, ką tu pastebėjai, ko nepastebėjai, ko neišlaužiai. Tik tai kitas klausimas yra dėl gydymo, kad paskui ją reikėtų tinkamai gydyti, kaip kad Kęstutis ir minėjo, ten po to 20 ar kelių tų dienų. Tai čia tik toksai pataisimas, o visą kitą tikrai pritariu, kad labai okei. Čia Dainiau ir atsiranda tas klausimas, tada kurį variantą geriau rinktis, nes vienas dalykas yra dėl nuo gydymo mums atsiranda ta problema, paskui jeigu mes čia sudėtam tuos dengtus rėmus, tai čia vienas turbūt niuansas, kas yra turbūt pagrindinis, o jeigu mes paskui galvojam kažkaip kitaip sugalvosim tenai nugydyti, tai valio, galim krauti ir tuos su lopšeliais ir čia palikti dengtus perus. Tai čia irgi drąsiai galima, bet tik tai paskui jau reikės mąstyti su tuo gydymu. Nes čia tai praktiškai bus be, o čia dar turi tų perų, pradės ristis, tai čia bus bombų. Šeimai, kur perkeli nes ten nebėra senų bičių, kurios daugiausia ir dažniausiai būna tos pietiminės bitės. Ten lieka tik jaunos bitės ir lieka motina ir gali dar būti kažkokių lopšelių pasislėpus. Dažniausiai motina išpjauna tuos visus lopšelius ir šeima vystosi taip kaip iš starto. Tik tai klausimas, kaip kad būtų su tom erkėm. Tai va ten reikalingas gydymas. Nes ten motina, kada nebėra tų senų arba vidutinio amžiaus tų bičių, jos reiškia, dingsta bet kokias spėtmėnuotai. Ta aš esu ne kartą bandęs ir aš būtent tokiu būdu kovoju ir su spėtimu. Kodėl aš šnekėjau apie tą dalyką? Todėl, kad jeigu mes šnekam apie gegužės vidurį, gegužės galą kažkur, tai birželio pradžią, tai tuo metu dažniausiai būna spiečiai. Ne visi bičiuliai pastebi, kad ten jau formuojasi kažkokie lopšeliai arba tenais jau šeima yra pagavusi spėtinę nuotaiką. Taip, kad darant tokiu periodu, kada dažniausiai yra spiečiai arba jų pradžia, užuomazgos, spėtinės nuotaikos užuomazgos, taip, kad
kad tiesiog tą įvertinti kartu su erkių gydymu. Kad tai gali būti, nes tai yra tas pats periodas būtent gamtoje. Taip, tik tai sakau, čia jau tada reikia galvoti, ką su ta šeima reikės, kokį variantą rinktis, jeigu mes čia perkeliam, sakykime, turėjome spitiminę nuotaiką, čia perkeliame seną motiną ir perkeliame rėmus su lopšeliais radę, tai čia mums liko vien tik tai atviri perai. Klausimas yra tada, tai čia nusigydom, viskas tvarkoj. Dar klausimas yra, ar neprisisiųstų lopšelių iš atvirų perų. Gal ir neturėtum, bet jeigu spietiminiai nuotaikai buvo, kad nebūtų tokios problemos, bet kaip tada gydyti čia? Kęstuti, kodėl neturėtų, tai jos kaip tik turėtų prisisiūti. Prisisiūs ir dar kiek. Jeigu jos neturės motinas, tai jos nieko kito ir nedarys. Ir manau, kad Dainius ir Kęstutis, ką kalba, čia yra apskritai dvi skirtingos temos. Kęstutis bandė papasakoti iš varatozės gydymo kampo visą tą dalyką, o Dainius bandė prikirpti dar visą spėtimą. Tai čia, manyčiau, yra visiškai atskiras temas ir jos dabar yra sumiksuotas. Kęstuti, man atrodo, kad tu nebemūtink daug žmonių. Tai, kad tu papasakoji, yra viskas teisinga, o Dainis jau iš kito kampo viską pasakoja. Taip, bet tiesiog galvoju, kaip čia tada sutvarkyti, jeigu mes perkeliame. Galima. Taip, prašau, Ričardai. Dariau praeitą sezoną, kadangi ir Bakfastas gerai spėti, ir tokie spėtiminiai gan geri metai buvo. Tai jeigu jau daro tą variantą, kūrėt šeimeles ir randat spėtiminių lopšelių pilną, ir jeigu pasisekė atrasti motiną, tai ką aš dariau, tai nedėjau aš tą, kaip tu paskutinį dabar nupaišėjai, jokių korių su lopšeliais, nieko. Geriausiu atveju, jeigu tik dar radau su kiaušinėliais neseniai padėtais ir prikračiau ten tų bičių, gal ir mažesnę tą šeimelę padariau ir panašiai, nes motinai geriau neduoti tų lopšelių ir nieko tikrai nerizikuoti, nes gali būti ir silpnesnė motina arba papuls, kai mes prikratysim bičių tų, kurios tiesiog uždengia tos lopšelius ir neleidžia sunaikinti, ypatingai tos spėtiminės, kurios nori ir panašiai. O ten, kur lieka, tai ten, aišku, jeigu jau radot ir iškėlėt motinėlę, tai ten jau yra kova už būvį, arba jūs jas išskaidot, arba tiesiog vienas iš metodų išvesti iš spėtiminės nuotaikos, dėkit kiek įmanoma daugiau atvirų perų ir aišku, būtinai tikrinkit, ką ir Paulius sako, nes tikrai prisipins ir prisipina bele kiek tų lopšelių, iškėlus motiną, tada dar jos daugiau pina. O jeigu išlaužėt, kaip žinot, prieš spėtimą, motina su spiečium išeina likus kiek 2 parom, iki išsiritimo naujos motinos. Tai ką noriu pasakyti, kad labai reikia atidžiai peržiūrėti tada visus korius. O spėtiminiai gali būti ir labai pasislėpę tiesiog pačiam koryje arba krašte ir panašiai. Tai ten galit turėti reikalų. Ką aš dariau, tai bandžiau dar apsaugoti, kadangi mes čia šnekame apie korpusus, apačioj korpusas tuščias, sakykime, ten su medum, su duona ir netgi keli tušti rėmai, aš apie 10 rėmų šneku, arba apie 8 rėmų korpusus. O tada dedi groteles ir lauki tiesiog 7 arba geriau netgi dar 10 dienų, kada jau visiškai nebėra atvirų perų ir tada dar kartą peržiūri ir panašiai. Nes čia gali labai greitai netekti tos šeimos, kad ir iškėlė motinėlę. Ką ir pats minėjai, kad tikrai gali išspėsti. Kęstuti, galėčiau aš tave tokį variantą užvesti ant to dešinio tavo avilio? Taip. Jeigu sukeli dantus perus, tai išimk motinėlę tada, jos tada tas būtent 3 savaitės gaminsis naują motinėlę ir po to galėsi nugydyti. Ir bus variantas tavo tam dešiniai pusėje avilio. Bet tada čia lieka sena motina. Ne, tai seną motiną aš kalbu iškeli iš viso. Jeigu tu ją radai, nekeli tą avilį, išėmi ją. Ta prasme, sunaikinti iš viso? Ne, dėdi, kur tu ją nori, kur tu ją pasidėsi, bet aš kalbu apie gydymą.
Nes jeigu tu įdėsi motiną, iš karto bus atvirų perų ir iš karto vėl visas tas ciklas, vėl jisai pasileis iš naujo. O jeigu tu sudėjai tik tai dengtus perus, tai įsidėk tada, sakykime, dengtą lopšelį, sakykime, kaip pavyzdį, ir tu žinosi, kad ten tą vieną mėnesį, ten tu turi laiko ten nugydymui. Nes motinėlę naują pradės dėti po mėnesio, tik tai naujus perus. O nepaprasčiau padaryti, ką aš ir sakau, motina su bitėmis ant tuščių korių, tik tais maistas ir keli koriai tušti. O paskui reikalui esant, jeigu jūs norite tą šeimą užsiauginti, nu, tai pastiprinsit ten dengtais tais perais išeinančiom bitėm eigoje ir viskas. Nes čia mes tas yra ir pasikeisti ir motiną, ir nusigydai. Tai čia tik tai bandom variantų sugalvoti, nes Dainius spėtimą palėtė, aš matau, kad Kęstutis visai ką kitą pasakoja, tai tik tai tiek ir sakau, kad čia, nu, kitos, kaip pasakyti. Tiek įsiterpsiu, žinai, aš paliečiau spėtimą tik todėl, kad tuo metu, kada daroma šitą operaciją, būtent kada yra gegužės galas, tai gana dažnai šeimoje gali būti kažkokia tai jau spėtimo nuotaikų užuomazgos. Ir kad būtent reiškia tai, kad palikti motiną seną tenais, kur yra, reiškia, senoj šeimoj, tai ir jeigu jinai jau turėjo tam tikrus spėtiminių nuotaikų, tai jinai tikrai išspies. Dabar jeigu tu motiną perkeli ir jeigu tenais pradės augintis ant atvirų perų naujus lopšelius, tai jie bus nespėtiminiai, jie bus gelbėjimus lopšeliai. Taip jie jų prisiaugins. Taip tas dalykas gali atsitikti, bet tai yra nespėtiminiai. Tai yra iš esmės iškėlus seną motiną ir jeigu nebėra pas tave tų jau lopšelių gatavų paruoštų, tenais tikrai nieks neišspės, ten tiesiog dingsta spėtiminė nuotaika. Taip pat kaip ir dings spėtiminė nuotaika, perkelus motiną į nedidelį ten tą aviliuką, tą naują aviliuką su sena motina, ne su spėtiminiais lopšeliais. Ten irgi dings spėtiminė nuotaika. Ir to, kad nebėra tų bičių, kurios turėtų išspiesti. Ten liks tik tai jaunos bitės, kurios iš esmės aprūpina ir maitina perus ir nieko daugiau. Ir ten prašai ta sena motina visus spėtiminius lopšelius išlaužys. Tai yra tų, kurių nesugebėjo išlaužyti pats ir vienas kitas liko paslėptas kažkoks. Tai Dainiuk, esmė vis tiek yra ta pati. Spėtiminė nuotaika dalyvauja visada dvi pusės. Dalyvauja motinėlė ir dalyvauja senos bitės. Esmė yra ta, kad tu iškeli motinėlę ir jos nebetenka senų bičių. Nebėra kontakto tarp tų dviejų ingredientų. Ir tas duo nebeleidžia įvykti spėtimui. Tai būtent tai. Stop. Leidžia įvykti spėtimui, va ką ir Kęstas buvo minėjęs prieš tai, kad, va, kaip sakykime, iškėlė motinėlės, ne, ir tada atėjęs, ką sakė Kęstai, va, iš tų naujų padarytų šeimų, turėjai belekiek spėčių. Aš turiu spėčių. Kitos šeimos viskas tvarkoj. Ten, kur nukeliam seną motiną, problemos nebus. Jeigu norim, galim kelti ir su tais lopšeliais, gal ir išsilaužys, bet problema atsiras mums su gydymu šitos šeimos. Jeigu norim ir su gydymu susitvarkyti, mes čia turim palikti tuos lopšelius, bet turim juos išsilaužyti. Čia tikrai, jeigu paliksim atvirų perų ir jos pasisiūs, 100% išspės. Nu, aš jums garantuoju, jūs tikrai nenorit matyti tokios situacijos, kai 30 šeimų kabo medžiuose. Tai tikrai yra buvęs toks variantas, ne vienam. Ir jeigu mes čia paliksim, buvo netgi toks variantas, kad dar net nebuvo lopšelių, bet jau buvo spėtiminė nuotaika, jos pagavus, mes iškėlėm tas senas motinas, atrodo viskas tvarkoj. Čia nebeliko motinų, prisisiuvo gelbimus su lopšeliu ir su gelbimu su lopšeliais varė į medžius. Tai čia tikrai iš praktikos buvo pats baisiausias sezonas, tai buvo tas sezonas, kai tokį variantą padarėm, galvojom viskas bus. Tai galiu papildyti, Kęstuti, tau jos išspėtė ne iš gelbimo su lopšeliu, kai tu iškėlėjai motinėlę, taip, jos teisingai pradėjo siūti, ką ir sakė ir Dainius, ir Paulius, gelbimus su lopšelius, bet jau prieš tai jos turėjo pasisiūvusios spėtiminius. Dar nebuvo, aš tikrinau, dar nebuvo. Tikrai ne visos šeimos išmatęs. Bet tada reiškia, buvo jau daug spėtiminių bičių, ką ir mums reikėtų gal dar kartą aptarti apie spėtimą, kada atsiranda spėtiminės bitės. Taigi
labai vienas iš pagrindinių faktorių, kada 1:6 viršyje bičių kiekis lyginant su atvirais perais, kurie reikalauja maitinimo. Ir tada jos pereidinėja į spėtiminę nuotaiką. O gegužės vidurys, ką mes apšnekam šiuo momentu, plius minus, ne, juk tuo momentu ir dabar čia viskas daroma. Tai vat, ypatingai praeitą sezoną tas ir buvo labai aktualu. Tai dėl vietos trūkumo, tai dėl orų, tai dėl medunešio nebuvimo arba per didelio buvimo ir panašiai ir panašiai. Tai vat, spėtimas, jeigu iškelsi motiną, tikrai mes jos nesustabdysim, ką ir Kestas tu ir minėjai. Čia. Ten motina, tai viskas tvarkoj, ten su jie problemos nebus, ten viskas ok, bet su ta šeima, kur liks, aš labai abejočiau, nebent ten pas mane buvo kažkokios labai spietlios bitės, gal dėl to, bet aš Nu, bet aš nemanau, kad ten, nu kas pas tave, bakfastas buvo. Buvo ir buvo, nu tikrai buvo tragedija. Tai Tikrai kas buvo. sakot, kad bakfastas nespečia, tai sviečia, žinokit, va ir Kesto patvirtinimas ir mano praeito sezono patvirtinimas sviečia kuo puikiausiai, ypatingai pernai. O galėčiau paklausti abiejų jūsų, tai gal šeimos labai didelės buvo? Tai taip, nes tai yra bakfastas. Nu, tai normalu, tai kai pasiekia tam tikrą lygį, tai turi spies, tai čia gamtos jau. Ne, nu, tai taip, matai, kas yra, kai tu dirbi ant medaus, sakykime, pavasarį, arba kai tu auginiesi bites dauginimui, šeimelių kūrimui ar dar kažką, ir ateina tas momentas, kada jos, nu, ir gamta, ir jų pačių kiekis, ir ten perų santykis su bičių maitintojų santykiu pasikeičia, ten daug faktorių susideda. Nu, tai čia kaip ir normalu, kaip ir nenormalu, bet viskas yra suvaldoma, jeigu moki dirbti. Bet yra skirtingas darbas su karnika, yra skirtingas darbas su bakfastu italkiam, kaip ir su Kaukazu, ir būtent tas pats. Vis tiek noriu padėkoti visiems, nes visi gan skirtingus aspektus pasakojate ir visi turi garantuotai kažkokiu tai pamokymu iš savo praktinių pastebėjimų ir Dainiui, ir Kęstučiui, ir Richardui. Tai ačiū, kad esat kartu. Romas kažkaip dingęs su Rimanto. Kažin, kur jie yra. Tai va, ačiū Jums labai. Smagu klausyti Jūsų. O Pauliau, kaip iš pačio patirties, nes vis tiek jau nebe pirmi metai. Nebe pirmie, čia dabar klausau, vis klausau. Aš darau išvadą tokią, pas mane šeimos ant tiek mažos, kad jos nespėja sustiprėti, kad išspiestų. Ir aš jas taip dažnai ardau ir taip dažnai žiūriu, kad jos, nu, paprasčiausia, aš turiu per daug kontrolę. O galiu paklausti, Pauliau? Nu, taip. O iš kur medų perki? To prasme. Ar turėjai medaus, jeigu tiek dažnai lendi į šeimas? 100 kilogramų iš 2 šeimų pradėjęs. Užtenka? Į 17 šeimų padaryti. Iš 2 šeimų 100 kilogramų, čia praeitą sezoną. Nu, pavasarį pradėjau nuo 2 šeimų, 17 šeimų, 100 motinėlių, 100 kilogramų medaus. Tai labai geras rezultatas. Nu ką, žinau, čia visi tie burtai, kad čia nelyskit, nedrastykit tų šeimų. Nežinau, kažkokie burtai. Nelyskit žiemą, nesąmonė. Žiūrėk, tu man pasakyk. Kiekvieną dieną ėjau 5 metrus, nieks nenumerė, nieks nepasikeitė, absoliučiai tokias pačiai. Ką reiškia, pala, bičiuli, ką reiškia ėjai? Ar tu prieėjai prie avilio, nukėlei dangtį, pasižiūrėjai, ar tu lindai į lizdą ten ardėjai ir... Ne, į lizdą ne, nu čia jau būtų beprotystė. Ne, tai čia jau beprotystė būtų, bet žiemą nueinu, nusikeliu tos dangčius, pasižiūriu. Dėl žiemos apžiūrėjimo tai aš irgi lygiai tą patį darau, kad tik tais nebūtų sniego, lietaus ir panašiai. Vasarą visą laiką tuos išsikiloju remukus, bet susidedu lygiai tą pačią... Bet tu kiekvieną dieną tų remukų nekilnoji? Ne, nes su 20 avilių jau nebespėsi, bet dažnai, žinokit, einu, tikrai dažnai kiloju. Man įdomu stebėti, ką jos pasidarė, kas įvyka, kiek jos prisidėjo, ką motinėlė padarė, žinokit, visi aviliai yra labai skirtingi. Tai taip. Ir karnika visiškai skirtingai dirba, ir ligustika skirtingai dirba, bakvastas skirtingai dirba, ir pusė skirtingas pasirenka, ir ten su žiedadulkėm vienaip, ir su nektaro kitaip, žinokit, labai įdomu stebėti. Tai nežinau, dėl to medaus praradimą, dar kažko, tai nebūni, tu ten 3 valandas atsidarai tą
korpusą, prasižiūri ten, ką žinau, per 10 minučių jau uždarai ir viskas. Nu, tai aš tik dar kartą priminsiu, kad kiekvienas šeimos rėmelių išardymas ją išmuša iš ritmo mažiausiai 3 dienom. Nu, tai sakau, tada aš būčiau neturėjęs medaus, nu, tau yra atsakymas. Nu, reiškia, geras medūnešis buvo kažkurio momentu. Nu, žinokit. Jeigu tave tenkina toks dalykas, čia nei mokinu, nei ką, aš tik tais konstatuoju faktus. Taip, taip. Čia pastebėjimai, tai smagu apskritai, kad dalinatės. Pauliau, galbūt tam turėjęs ne 100 kilogramų. Tai gali būti, bet esmė, kad kiekvienas iš mūsų renkas tą sugyvenimą, tą tokį su bitėm, ką jisai darys. Ten, nežinau, kažkas pasistato. Tai viskas tvarkoj, Pauliau, čia dar kartą grįžtam prie tos mano nuolat akcentuojamos minties, kad koks kiekvieno bitininko yra tikslas. Šiandien dienai mes suprantam, kad tavo tikslas yra įsiaiškinti, kaip vyksta, kokie procesai šeimoje ir panašiai. Skirtingų rasių, skirtingų tipų aviliuose ir panašiai. Nu, plus, jeigu dabar paėmėme... Taip, kokia filosofija, koks priėjimas. Tavo tikslas nebuvo šiemet paimti iš tiek šeimų ten kokius 4 ar 500 kg medaus. Tavo tikslas buvo... Ne, aš su jom gyvenau jau... Taip, kokie procesai ir panašiai. Bet dažnas landžiojimas iš šeimas nėra gerai pačiai šeimai. Vat ką noriu pasakyti. Tai aš sutinku, bet sakau, aš tiek visko prisiklausiau, tai aš gyvenau su jų ritmu ir, sakykime, į tuos nukleausus eidavau kiekvieną dieną įsitraukydavau praktiškai visus nukleausus, įsidraskydavau, žiūrėdavau, nežinau, jokių nukrypimų ten nepastebėjau, visi tie nukleusai lygiai taip pat dirbo, nemačiau jokių ten nukrypimų dėl to draskymą. Jeigu tu darai tvarkingai, neišpurtai, nepažeidai trumpą laiką, nemačiau aš jokių tokių nukrypimų, apie ką pasakoja, ta prasme, kad nelysk, neik, nedraskyk, nežinau, gal tos bitės irgi pripranta, gal. Pasakykit, jūs senesni bitininkai, jūs pasakykit, kaip taip gali būti. Ir dėl Kęstučio pastebėjimo norėjau pasakyti dėl tų lopšelių. Šiaip lopšeliai turėtų būti tik tai dengti. Rimantas šiemet pamokė dėl to dengimo. Ir paskui pamačiau švedų irgi aprašuose, kad švedai irgi deda tik tai dengtus apsaugotus lopšelius. Žinokit, labai gerai veikia. Nereikia skaičiuoti jokių dienų tada, kaip Kęstutis būtent mini tas 5 dienas, kad jau turėtų uždarytą lopšelį. Viskas veikia, nesvarbu, jos turi tik tai atvirus perus, įdėjai uždarą visiškai lopšelį ant išsiritimo, tegu būna tik apsukta su folija arba su apsauga, jokių problemų. Priema tą motinėlę, už paros jau kvapas būna vienodėjas ir išsileidžia tą motinėlę ir visos dirba puikiai, be jokių problemų. Sakykit pastebėjimus, ką aš čia kalbu. Tik vėlgi čia nespėtiminės nuotaikos variantas yra. Ne. Tai apie spiečių, žinokit, negalėčiau nieko pasakyti, nemačiau nei vieno spiečių. Tai visiems mums reikia pasimokyti iš paties. Tai kai kas antrą dieną lenda į šeimą, kur ten bus tie spiečiai? Ne, Kęstutė, manyčiau, kad pagrindinis dalykas šeimos per mažos. Manyčiau. Jos visada turėjo labai daug vietos, kur judėti, bet turbūt tai buvo priežastis, kodėl nebuvo spiečių. Manyčiau, aš taip galvočiau, nežinau, pagal visą tai, ką matau. Tai vadinasi, reikia mums visiems pasimokyti, kad didelių šeimų nelaikyti. Taip išeina. Tai aš nežinau, žinokit, aš dabar klausiau, tai netgi man pačiam ta mintis atėjo, ką tu ką tik pasakėjai. Ir Rimantas mane kerasino, kad aš laikyčiau po 3 ten ar po kiek ten tų korpusėlių šeimų. Bet aš žiūriu, kad man su to mažom šeimom labai maloniai dirbas, jos mažiau agresyvios, medus vis tiek tu prineša, nežinau, užtektinai. Tai aš dabar kažkaip net dabar per jūsų diskusiją pradėjau tą patį galvoti. Kam tos didžiulės šeimos tada reikalingos? Tam, kad žmonės, kurie turi tikslą paimti daug gero lietuviško, kokybiško medaus, tai galėtų padaryti ir neprarasti šeimos stiprumą. Nu, pas tavegi dar kartą kartuoju, nebuvo tikslas medus. Ne, nebuvo.
Nu tai viskas. Tai atsakymas Ne, būtų tikrai tas, kad kitais metais pabandyk žaisti su viena, vat tą, nu, nes vieną dabar, kai daug turi, vat pusę landžiok tenai nors ir kasdieną, o kitą pusę sutvarkiai ir duok tenai savaitę ramiai dirbti. Už savaitę, Mėnesį duok ramiai dirbti. nu, mėnesį tai tiek daug negali duoti, nes tikrai tada medikai ras. Bet ta prasme, rezultatą pamatysi kitokį, kad bus iš tų tada po 100, o iš tų tik tai po 50, vat ir atsakymas. tai gali būti, aš sutinku, bet sakau, filosofija čia ne ta, suprantat, man patinka būti su jom. Čia ne ta filosofija, aš nelabai dėl medaus ten einu. Aš einu dėl buvimo, man ten joga, relaksacija, meditacija, man ten viskas. Viskas gerai, jo, viską mes tą suprantam, Pauliau, viskas gerai. Nu, aš ne dėl to einu, aš ne dėl medaus, bet Tai aš jau turiu pasiruošęs, vyriukai, žinokit, jau planą turiu pasidaręs, jau dydžius viską. Kitais metais turėsiu tikrai kelius didžiulius avilius ir pasižiūrėsiu, tada galėsiu su jumis padiskutuoti daugiau, kas vyksta su tom didelėm. Bet prižadėk, kad į tuos didžiuosius savo avilius nelysi taip dažnai, va ką ir jūs tas sako, bent jau duok Ne, tai iš 10 tikrųjų, dienų ramiai padirbti. žinokit, aš nelindau kiekvieną dieną, negaliu taip sakyti, kas savaitę aš ten, sakykime, važiuodavau, nelindau kiekvieną dieną, bet yra aviliai, kurie narstomi kiekvieną dieną. Ir nieko aš ten nematau. Teisingai, Richardai, ką pastebėjimą dar tau turiu apie Diukarevo grotelės. Diukarevo grotelės ir tos į tris dalis padalintas tas, sakykime, avilys. Sakyčiau, labai daug pastangų, labai daug laiko jį padaryti, daug lengviau yra su nukleusų, daug mažiau bičių reikia ir 100% garantas, kad nebus tokių navarotų kaip su Diukarevais. Nes labai dažnai pas Diukarevus per tuos groteles ir visur ten tos bitės dalinasi, nori mestis ant tam tikros stipresnės motinėlės. Žodžiu, labai gaunas, kaip Rimantas sako, bendrabutinis gyvenimas. Tai, ką noriu pasakyti, nežinau, aš jau 4 metai su tuo Diukarevu žaidžiu, žinokit, iš tikrųjų nukleusai 100%, daug greitesnis, paprastesnis, easy way variantas, be jokių atitikmenų Diukarevų. Diukarevas čia toks man atgrinai Roberto žodžiai stovi ausyse, Roberto Žūtauto. Čia toks pasidaryk pats vadinas bahuriukas, kuris viską daro pats ir paskui dar aišku pardavinėja kitiem, turi verslą. Tai čia toks pasidaryk pats variantas, kur pasidarau, bet kaip jisai veiks, nu, gal aš nelabai žinau, bet čia pasižiūrėsim įvykiai eigoj. Tai čia mano pastebėjimas per tuos visus 4 metus, kiek aš žaidžiu su to Diukarevu. Viskas ok, priimu tavo pastebėjimus, tik ką noriu pasakyti, ten irgi yra sistema ir norint, kad ją gerai valdyti, reikia ir pačią šeimą suprasti tada, kaip jinai dirba ir ką tu sieki vėl su tom pačiom grotelėm. Man kol kas irgi viskas gaunas gan normaliai, užsiaugini tas pagrindinės motinas, jas išsikeli ir jos tau priaugina dar papildomų perų ir gan gerai paruošia vasaros medūnešiui šeimas, kur lieka paskui tik viena motina. Bet čia sakau, čia atskira tema, galėtum irgi pasakoti ir netgi va ką ir Kęstutis dabar, sakykime, pripaišyti, ten gali paaišytas manipulacijas nuo izoliacijos, nuo 2 šeimų iš po pavasario išėjimo, kam aš pagrindę naudoju, kaip pavyzdys apačioj stipresnė, viršui silpnesnė, aišku, ten gali ir kitus metodus naudoti, bet man jos pasiteisino, aš ją išdirbinėju, atrandu vis gerų naujų dalykų, yra ir minusų neslėpsiu, aišku, bet nu, taip, sutinku iš dalies, kad ten yra bendrabučio gyvenimas, bet nemanau, kad kiti pasaulyje, tas pats Bob Bini, kur daro amerikietis, kur daro kanadiečiai, kažką panašaus naudoja, kuriant jaunas naujas šeimas su jaunom motinėlėm apsiskraidimui, bet tai yra blogai. Nu, čia, sakau, kiekvienas mes renkame savo sistemą, savo metodiką ir viskas tvarkoj. Lygiai taip pat aš nieko prieš esu ir nukliausus, tai irgi yra labai geras dalykas. Sakyk, Richardai, dabar iš tų Diukarevų, sakykime, per tuos eilę metų, kiek tu bandėjai, iš tų 3, pavyzdžiui, kiek tau karto ten, sakykime, išsirita tos 2 žadėtos motinėlės? Visada, praeitą sezoną visą laiką išsirita. Tai va, jis irgi ten užgarantavęs, ten 2, žinai, aš esu bandęs ir po 3 yra buvę ir nei vienos,
yra buvę, kad apskritai šeimos persimeta ant vienos ir kitos lieka plikos, tai nu, labai... Matai, reikia žiūrėti, kuriuo momentu, kur, ką tu darai. Ar yra atvirų perų, ar nėra. Ar yra visi perai išėję, kaip pavyzdys, ir ar tu viršui darai su atvirais perais, ar su uždarais perais. Ar tu dedi lopšelius, ar tu dedi iškart neapsiskraidžiusias motinas. Ten daug. Jau labai, Ričardai, tu labai nebekonkrečiai. Tai, ką sako Paulius, tai iš tikrųjų tai yra taip. Netgi nukleusai, jeigu yra su dviem šeimelėm, tai labai dažnai būna ir jeigu šalia lakos, netgi vadinkim per kokį 20-30 cm skirtumas yra vienas vienoje, kitas kitoje pusėje, būna, kad šeimos persimeta į tą, reiškia, šeimelę, kur stipresnė motina. Jeigu Diukorė būtų ten 3, pavyzdžiui, šeimos, tai tikrai didelė tikimybė, kad Paulius ir mini, kad gali persimesti bitės prie tos motinas, kuri pasirodė stipresnė, o kitos šeimos 2 nusilps. Tai tas šiemet aš norėčiau pasakyti, šiemet aš iš viso Diukorevo turėjau pasidarę, sakykime, 4 korpusus ir jie stovėjo su 20 cm skirtumu. Tai jos net į kitus avilius iš viso perėjo, metėsi į kitą pusę pas galingesnės motinas, žodžiu. O nukleusų sustačius kas pusę metro, nei viena motina negrįžo nei savo nukleusą, nei viena bitė neįskrydo kažkur tai kitur. Tai va, tik tai mano pastebėjimas. Apie pavasarį, ką norėčiau pasakyti Ričardai, ne mano čia jokia, čia ne mano sistema, čia Rymanto viskas pasakyta. Labai paprastai irgi pabandžiau pavasarį, dedi groteles, kad motinos nesusitiktų, bet aš tą 2 motininį jau turėjau irgi prieš 5 metus nuo 1 metų su Kęstučiu, kadangi bendrauju, tai jau žinau, kaip veikia, tai nereikia Diukorevo, tu paprasčiausiai padarai mažesnės apimties korpusą viršui ir duodi viršui mažiau rėmelių, o pati motina, kadangi viršui turi geresnę sąlygą, tai bitės pačios jos pereina į tą viršų, gali net neduoti tų bičių jom. Tai tas Diukorevas vėl kaip ir nebereikalingas, čia kaip Robertas sako, čia ekstra padargai tavo ūkiai, tokie papildomi padargai, kuriuos gal tu pasinaudosi, gal nepasinaudosi, bet aš tos Diukorevos, sakau, šiemet naudojau visus metus. Bet labai prasti rezultatai, nukleusai 100%. Tai nežinau, kitais metais turbūt aš juos bėsiu į laužą. Tik noriu pasidalinti praktiką, aš nenoriu sumenkit kažkieno tai darbą. Kol kas praeiti sezonai buvo viskas ok, aš su jų pagalba užsiauginau po 3 motinas kiekvienam tam skirelėje per sezoną. Nu, tai nemanau, kad čia yra blogas dalykas. Viskas tvarkoja, čia kiekvienas, sakau, savo pasirenkam ir panašiai. O kas liečia, ką Dainius minėjo dėl tų lakų, tai vat, būtent tose grotelėse ir nėra, kad jos galėtų viena su kita susisiekti, jeigu jas tu tvarkingai padarai. Dėl perėjimo bičių, tai minimalus tarpas tarp lakų turi būti 25 cm ir nemažiau, tada jau nebeperina bitės. Yra nustatyta. Sakau, čia galit naudoti, galit nenaudoti, aš kol kas naudoju, man jos tinka ir aš esu jų pasidaręs, tai viskas tvarkoja, čia ok. Ne, čia ne apie tai, čia viskas gerai, Ričardai, tik išsakau savo nuomonę, aš pats jas turiu, gal dar šiemet, gal bandysiu, nežinau, gal kažką naują su jiem pabandysiu, bet sakau, tik tai labai daug darbo reikia dėti, jie supranti, labai daug laiko kainuoja, sakykime, dar kažko aš jas pirkau, tai ten, sakykime, pinigų, padarė ne visai tokius matmenis, čia vėl atskira tema, o rezultatas toks visai toks, sakyčiau, žemiau negu vidutinis, mano akim žiūrint. Kai tu gali pasimti nukleusą, nusipurtyti pusę remuką, mano to remuką ir turėti 100% motiną, ir ta motina ten po 3 savaičių pradėdėti kiaušinėlį, tu po 3 savaičių įdėdi kitą, sakykime, kaip jisai vadinasi, lopšelį, ir tu jau gali per tą vasarą gali kokius 3-4 vedimus su to nukleusu pasidaryti lengvai. Jeigu ne miške, kokiam stovi miške, Rymantas turėjo šiemet labai daug problemų su visokiais barsukais, kiaunėm ir taip toliau, lapėm ir taip toliau. Tai bet aš tik dalinuosi praktiką, kurią išbandau, o be abejo, čia mes visi renkamės, ką mes norim. Mes visi turim, ką mes norim turėti.
Ok, nukrypom nuo temos, ten klausimas dar yra, ar kas nors naudojat virgulės prieš parenkant vietą vilių statymui. Aš pats asmeniškai nežinau kaip kiti. Turiu virgulės, bet net neįsivaizduoju, kaip jos veikia, nes jos iš tikrųjų labai slidus reikalas. Reikia mokėti naudotis virgulėm šiaip jau. Kęstuti, ar bandęs esi? Ne, aš nesu bandęs, kur pastatėm, ten tvarkingai stoja. Tai bet vis tiek noriu, sakau, dar kartą padėkoti, labai geras jūsų čia tas formas, labai gerai, kad visi susitinkat, labai gerai, kad pasidalinat visais praktiniais, teoriniais pastebėjimais ir manyčiau, kad tie, kurie klausos, manyčiau, kad tikrai gauna kažkokių tai žinių, kurių gal kažkur tai negirdėjo, nematė, nedarė ir manyčiau, kad tai yra labai geras dalykas, nes atitikmenų, ko gero Lietuvoje, ko gero ir nėra kitokių, o toks kaip Richardas, sakykime, Kęstutis, Dainius, Rymantas, Romas, sakykime, tikrai apsiskaitė žmonės, daug žinantis, daug teorinių, praktinių žinių turintis, tai nežinau, tikrai verta paklausyti. Rymantas tikrai niekada neatsako, kai paskambinu, pasipasakoja, neužsivėręs informacijos, ir Richardas irgi. Tai tuos du bičiulius dažniausiai trukdau. Tai nežinau, tikrai ačiū, kad jūs esate, ačiū, kad dalinatės ir labai smagu, kad turim jūs. Iš mano pusės tiek. Ir aš dar galbūt paskutinį dalyką pridėčiau, nežinau, gal jau ir šiandien baigsim temą, bet buvau užsiminęs, jog pabandysime paleisti tokį bitininkystės žiniom paremtą asistentą. Jisai galbūt skirtas daugiau labiau pradedantiem bitininkam, nes jau, bet atsakinėja klausimus iš lietuviškos literatūros, tai jeigu kažką domina, galite nueiti į šitą puslapį bitema.lt ir tenai galite išbandyti. Jeigu kažkas turi kažkokių pastebėjimų, tai prašau atsiųskit O man jisai parašyti. čia tik, atsiprašau, Kęstuti, klausimas tik iš lietuviškų, sakykime, duomenų šaltinių terenka, ne? Taip, ir galite įrašyti savo šalį, vietovę, tada jisai turi prieigą prie orų prognozės. Mm. Gali tiksliau parengti atsakymą, bet problema yra tame, kad jisai atsakinėja tik iš lietuviškų šaltinių. Jeigu jūs užduodat klausimą lietuviškai, jeigu užduodat klausimą rusiškai, atsakys iš rusiškų šaltinių, jeigu angliškai iš angliškų šaltinių, tai neįmanoma padaryti praktiškai, kad būtų daugiakalbis, kad trauktų iš visų. Ai, bet jeigu aš parašysiu, suformuluosiu angliškai klausimą, tai jis ieškos per angliškus šaltinius. Taip. Supratau. Ačiū. Super Kęstuti, viskas į priekį, šaunuolis. Sveikinimai. Taip, tai kągi, bičiuliai, turbūt šiai dienai būtų tiek. Jeigu kažkas turi kokių temų, idėjų, prašom pasiūlyti. Jeigu kažkas dar kalbėjom praeitais metais, norėtų kažkokį tai temą, kurią papasakotų kviestinis svečias, taipogi prašom man parašyti arba parašykite to žmogaus vardą, pavardę arba kokią temą bandysim paieškoti. Galbūt irgi būtų visai įdomu išgirsti ir truputį kitos temos arba kitos nuomonės. Taip kad ačiū visiems ir lauksiu pasiūlymų. Gero vakaro visiems. Viso.